Šiandien nagrinėsime vieną trumpą, bet patikėkit nepaprastai gilų filosofinį tekstą. Jis kelia tokį, sakyčiau, fundamentalų klausimą, ar tikra laisvė apskritai įmanoma. Kartu pabandysime išsiaiškinti, kodėl net ir tie keliai, kurie atrodytų veda tiesiai į nušvitimą, kartais pasirodo esantis aklavietės. Na tai tikrai amžinas klausimas, tiesa? Ar absoliuti laisvė, ar ji apskritai pasiekiama? O kas, jeigu paaiškėtų, kad šaltinis, kurį šiandien analizuojame, siūlo, visiškai netikėtą atsakymą į šį klausimą? Gerai, pradėkime nuo 4 kelių, kurie atrodo kaip, garantuotas bilietas į laisvę. Bet kaip dažnai būna, pirmas įspūdis gali būti apgaulingas. Tad pažiūrėkime atidžiau, kur čia slypi tie, kaip sakoma, kabliukai. Ar šie keliai tikrai veda ten, kur mes tikimės? Taigi, pirmasis kelias – žinios. Tik įsivaizduokime, žmogus, kuris mintinai moka visus šventraščius, supranta pačias sudėtingiausias filosofinės koncepcijas. Atrodo, kad tai turėtų būti tiesus kelias į nušvitimą. Bet būtent čia ir susidūrėme su pirmuoju paradoksu. Ar žinojimas automatiškai reiškia gerumą? Štai čia ir atsiranda ta atskirtis tarp teorijos ir, realios praktikos. Žmogus gali žinoti visus šventus tekstus, bet elgtis be jokios atjautos. Taigi, akivaizdu, kad erudicija jį tikrai negarantuoja moralumo. Vadinasi, vien žinių neužtenka. Gerai, o koks kitas kelias? Atsisadybėjimas. Askezė. Tai praktika, kai atsisakoma materialių malonumų vardan dvasinio tyrumo. Be abejo, tai labai gerbiama tradicija daugelėje kultūrų. Bet ar suvaldžius savo troškimus mes pagaliau tampame laisvę? Pasirodo, kad ir čia slypi pinklės. Atsižadėjimas, net ir pats kraštutinės, nes gali būti tiesiog įrankis, bet negalutinis tikslas. Savidisciplina, žinoma, yra įspūdinga, bet pati savasaime ji nėra išsivadymo priežastis. Tai tarsi dar viena viršukalnė, kuri irgi turi savo ribas. Gerai, judam toliau. O kaip dėl pasaulietinės galios? Pagalvokime apie karalius, imperatorius, lyderius, kurie valdo milijonų likimus. Argi didžiulė galia nesuteikia laisvės dalyti absoliučiai bet ką? Atrodo logiška. Bet ar yra jėga, kuri galingesnė už bet kurį valdovą? Ir štai atsakymas. Net pati didžiausia žmogiška galia yra tiesiog bejėgė prieš laiką. Joks valdovas negali sustabdyti senėjimo, kaitos ar galiausiai mirties. Laikas yra ta jėga, kuriai paklūsta absoliučiai visi, nepaisant statuso ar galios. Taigi akivaizdu, kad ir galia nėra tikrasis išsivadymimas. Ir galiausiai 4 kelias – visiškas atsiskyrimas. Tai dar gilesnis lygmuo nei vien atsižadėjimas. Tai būsena, kai žmogus yra emociškai ir psichologiškai visiškai neprisirišęs nei prie sėkmių, nei prie nesėkmių. Argi tai pagaliau nėra ta tikroji laisvė? Bet net ir ši, atrodo tobula būsena, pasirodo turi savo apribojimą. Ji lyginama su aukštesniu, transcendentiniu etalonu ir pripažįstama kaip nepakankama. Taigi, ką mes matome? Kad visi 4 keliai – žinios, atsižadėjimas, galia ir atsiskyrimas, nors ir kokie įspūdingi, turi fundamentalių trūkumų. Na gerai, iki šiol kalbėjome apie tai, kas neveikia. Bet kyla esminis klausimas, kodėl? Kodėl šie atrodytų tokie galingi keliai galiausiai atsimuša į sieną? Manau, atėjo laikas atskleisti, kas iš tikrųjų stovi už visų šių apribojimų. Ir šis klausimas yra iš esmės viso šio nagrinėjimo kulminacija. Išnarstėme 4 galingiausius žmogiškus siekius ir vis tiek lieka paslaptis, kokia kliūtis yra tokia didelė, kad net jie negali jos veikti. Atsakymas, pasak šios filosofijos, slypi sąvokoje gunos. Kas tai yra? Tai 3 pagrindinės jėgos – dorybė, vadinamas satva, aistra, radžas ir neišmanimas, tamas. Galima jas įsivaizduoti kaip nematomus siūlus, kurie valdo mūsų mintis, jausmus ir veiksmus, persmelkant visą materialią prigimtį. Štai ir atsakymas. Viskas labai paprasta. Nesvarbu, ar mes esame išminčiai, asketai, valdovai ar atsiskyrėliai, kol esame materialioje gamtoje, esame veikiami šių gunų. Būtent jos ir yra ta pamatinė priežastis, kodėl net patys didžiausi pasiekimai galiausiai yra apriboti. Niekas nėra visiškai laisvas nuo jų įtakos. Taigi, apžvelgus visą tai, kokia išvada peršasi?
Manau, dabar jau aiškiai matome, kaip tradiciniai keliai į laisvę yra dekonstruojami, atskleidžiant jų vidinius apribojimus. Ir visi jie kyla iš vieno bendro šaltinio. Vadinasi, apibendrinkime. Nei intelektualis meistriškumas, nei asketiška disciplina, nei pasaulietinė valdžia, nei net gilus dvasinis atsiskyrimas savaime negali suteikti absoliučios laisvės. Kodėl? Nes visus juos veikia tos pamatinės gamtos jėgos. Ir šis nagrinėjimas palieka mus būtent su šiuo esminiu klausimu. Įdomiausia, kad šis tekstas nesiūlo lengvo atsakymo. Galbūt tikrasis iššūkis yra ne bandyti įveikti gamtą, o atrasti kelią, kuris egzistuoja anapus jos įtakos. Tai klausimas, kurį tikrai verta apmastyti.